Sveiki, su jumis laida Už kadro. Štai pirmoji laida ir aš esu vedėjas Petras Petravičius, kitaip žinomas kaip Juodasis Barsukas. Šioje laidoje išvystė to, kad dar nesate mąstę. Bet čia jinai labai pavojinga, todėl geriau vaikus patraukti nuo ekrano. PS. Mūsų technika nėra labai gera, todėl patiriame kolonėlės atsukti iki maks garso. Dabar perės žodį Lukui Pimpalavičiui, kitaip žinomas kaip Juodasis arba Geltonasis Vilkas. Jau. Sveiki, Lietuvos gyventojai. Šiandieną buvo nufilmuotas neatpažintas šliaužiantis objektas. Ne kur kitur, bet Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje. Patarėme vaikus patraukti nuo ekranų, nes ta medžiaga bus tikrai stulbinanti. Dėmesio ekraną. Štai jis derasi dėl žmogžudystės. Planuoja visus ginklus. Mums čia būtų labai pavojinga. Bet mes čia matome pačius geriausius kadrus, tik mūsų su TV detektyvai galite nufilmuoti. Štai jis ruošiasi replės. Turbūt su jom pasmaugs kokį, nežinau, žmogų. Čia slapta filmavo kamera, nieko nebijokite. Jis turi labai galingą ginklą. Jis slepia jį tarp kojų. Jis gali būti galingesnis už atominę bombą. Mes dėjome, o ne, jis ateina. Pasislėpti reikia. Negaliu. Štai artėja pavojingas objektas. Mūsų fono kamera dreba, jis artėja. Saugokitės. O ne, mes labai bėgam. Bėgam. Si la Lituanie marque à 2 points, ce sont les prolongations. Sinon, c'est les États-Unis qui seront en finale à 3 points. C'est trop court. C'est... Trys. Pone Vladai, tai kas jūs nuskriaudė? Kas tai pasielgė su jumis? Jis labai pavojingas, gelbėkitės, kaip galite. Jis jūs visus gali nužudyti. Vietoj tavęs aš čia išvis nebūčiau. Jis tave gali nužudyti. Žiūrėk, jis tavo artinasi jau. Pridėt. Aišku, kaip jis padarė, ką jis jums padarė, kokie būdai buvo? Nenoriu pasakyti, nes jis grasina, kad nužudys mano tėvus. Ir tokiais kitais būdais, jis ką nors jums padarys. Tai aš į televiziją neskleidžiu. Gerai, kaip manote, dėl ko tai vyko? Kas pastumėjo? Gal jis jums kerštauja, ar kas? Ne, paprasčiausiai jis yra mane. Tik nežinau, ko. Ar kaip įdrastas, ar tik seksualinis. Gerai, linkime jums sveikti, viso gero. Paleis. Praeitoje laidoje jūs matėte poną Bronių, kuris buvo nužudytas seksualiniu maniaku. Jis prievartavo, todėl aš jį pakeičiau. Štai jūs kalbate su mūsų pašnekovu, nežinomu, kurį jį nuskriaudė. Jis nesutiko su tavo vardos ir pavardės. Todėl jis pasivadino Mr. Kempiniukas. Ką galite papasakoti apie šitą maniaką? Labai blogas žmogus. Jis mane nuskriaudė, išprievartavo. Palaukit. Tik Ką tiek. čia toliau sakyti? Slėp! Čia nieko nevadyba, čia tik šiaip. Jis turbūt jaudinasi ir viską buvo užrašęs ant lapuko. Ir dėl techninių kliūčių mūsų laida baigėsi.